Kaip tu manai, kokia yra pati labiausiai nuvertinta gal grėsmė, į ką žmonės šiuo metu šiandien nekreipia dėmesio? Nes phishingai tie taip toliau kažkaip tai jau visi vis tiek, pavyzdžiui, ten laiškus kažkokius maždaug pamato, kad neaiškus laiškas jau trina. Didžiausias grėsmės, turbūt sakyčiau, gal yra dabar dirbtinio intelekto. Tai dabar yra bumas, mačiau socialiniuose tinkluose, mesti nuotraukas ten, paklausk GPT, pagal tai, kokią turi informaciją apie tave, tau sukurs nuotrauką. Matau dabar ten bumna labai, manau, tu irgi matai jos. Pasidariau irgi. Mačiau. Padarė kelias versijas manęs. Viskas apie podcastą. Tai va čia yra įrodymas, kiek žmonės duoda informacijos dirbtiniui intelektui ir kiek apie tave žino dirbtinis intelektas, kiek turbūt nei vienas draugas apie tave nežino. Iš esmės, tai dirbtinis intelektas yra vienas pavojingiausių šiai dienai dalykų. Visada sakiau ir sakysiu, nekelkit savo asmeninės informacijos į jokius ChatGPT, Gemini ir panašiai. Bet žmonės kelia savo ligos istorijas, gauna išrašus iš daktarų, deda į ChatGPT, kad papasakotų, kas ten yra. Man atrodo, šie metai yra labai stiprus tame, kad dirbtinis intelektas gali stipriai labai manipuliuoti tuo. O klausyk, aš tai įsivaizduoju gerai, tai kaip tie duomenys gali būti panaudoti prieš mane? Ar čia pats OpenAI-us, ar ten Google'as, ar tu turi omeny, kad jeigu kažkas nulauš OpenAI ar Google'ą, tai galės pasimti visus tos duomenys, ką žmonės sukėlė, tik tokiu atveju visi žmonės nukentės? Ar net nenulaužus yra būdų, kad mes nukentėsim? Matai, visa ta informacija yra saugoma vis tiek duombazėje kažkur tai. Tai vienas dalykas iš tų, kad jeigu nulaužiamas yra OpenAI-us, išsirbama visą informaciją ir aš tada randu informaciją apie tave. Kitas variantas yra jailbreak prompt, taip tokie vadinami. Tai yra tam tikros užklausos padaromas dark web irgi yra jos platinamos vos ne kasdieną naujos, nes jas labai greit blokuoja. Tai su to tą užklausą tu gali sulaužyti, realiai manipuliuoti dirbtiniu intelektu kaip ir žmogum, kad jisai duotų tau tą informaciją, kurio iš tikrųjų nereikėtų duoti tau. Wow. Jo. O kaip jie sugalvoja šitus jailbreakus? Žmonės, tie, kurie tą daro, tai jie gyvena iš tų kriminalinių dalykų. Tai jie turi pinigų, turi laiko ir sėdi ir galvoja, kaip čia man tą dirbtinį intelektą išnaudoti, kad aš galėčiau gauti labiau savo informacijos. Žodžiu, yra kodai, promptas, tiesiog tekstą, kurį įdedi į tą laukelį, kuris atitinkamai kažkaip parašytas kitaip ir jisai nulaužia tuo metu ChatGPT ar Gemini, whatever, ir atiduoda informaciją, kurio šiaip neturėtų atiduoti. Teisingai taip. Kosmosas. Aš vieną kartą esu pabandęs, draugas paprašė padaryti, kad suruošiu apie informaciją ir kur jisai dirba ir ką jisai ten daro. Tai su tais laužtom užklausom gavau visą informaciją apie tai, ką jis daro, kokius dokumentus netgi kelnėja ChatGPT iš darbo ir apie ką tai yra dokumentai. Ir tu nori pasakyti, tie dokumentai, visi PDF-ai, taip toliau, jie kažkur duombazėj kabo? Faktas, taip. Tai jeigu kas nors norit kelti tos visus PDF-us ar dokumentus, tai tiesiog nuasmeninkit juos, nedėkit. O užtenka nuasmeninti, tarkim, eiti per kokį nors, ten, nežinau, Adobe Acrobat ar tenai tą patį Maco PDF ir ištrinti, ar vis tiek galima atkurti? Kaip nuasmeninti? Kaip techniškai nuasmeninti taip, kad tikrai nieks neatkurtų? Tai kaip ir per tos pačius, ar ne, Google Sheetsus arba Docsus tenais, ar nežinau, Wordą. Užspalvinti tiesiog, ne? Ne, tiesiog ištrink vardą, pavardę ir pakeis kitų. Aha. Tai vardus, pavardės, asmens kodus. Bet jeigu PDF-as, tai man atrodo nelabai galia. PDF-a tai ne. O kaip PDF-a? Tiesiog uždažyti? Užtušavimas neveiks. Neveiks? O tai kaip tada? Tada jau konvertuok į dokumentą ir ištrinėk viską. Tai PDF-a jokių būdų iš vis nekelta, ne? Jo, nes šiaip PDF-as tai toks failas, kuriame daug gali labai informacijos laikyti, tai užtušavimas niekaip neveiks. O gerai, o dabar, kai tie Epsteino failai išėjo ir jie užtušuoti visi PDF-ai, tai jie buvo konvertuoti į dokumentą ir po to rekonvertuoti į PDF-ą, ar jie ant PDF-o tiesiog trynė ir realiai ką galima atkurti, kas buvo užtušuota? Jie ant popieriaus tiesiog užtušavo ir po to pavertė PDF-ą. Taip, ne? Jo. Supratau, tai jau atkursi, nelabai atkursi. Niekaip. O kaip su tais visais dirbtinio intelekto balsais, vaizdais, ar mes turime pavojų Lietuvoje su šitų dalykų ir lietuvių kalba?
Ar dar visgi technologija taip nepažengus? Ne, dar lietuvių kalbos labai laužyta, labai daug kas supranta. Šiaip tai labai baisu yra, kaip žmonės dar sunkiai supranta, kaip tas dirbtinis intelektas gali pakenkti jiem patiem, nes sunku atrinkti dabar informaciją, kuri yra tikra, kuri ne. Tai prasidės tokie dalykai, pradės žmonės nebetikėti apskritai, kas yra internete, kokia yra informacija. Tai čia viena iš problemų. Ir visokie tokie balsai, video, tai pakankamai neblogi yra daromi. Bet yra labai daug, kaip pasakyti, limitų, kad tu nepadarytum su kito žmogaus veidu, tarkim, ar net tos video. Nes tu turi skanuoti ten savo veidą, nežinau, ar tu pats bandėjai, bet tu ten turėsi skanuoti savo veidą įvairiais kampais, kad po to patvirtint, kad čia tu, ten su pasais ar kažkuom, aš tiksliai neatsimenu, ir tada jau gali su tavo veidu daryti video. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.